Treneri, pavyko repeticija prieš atsakomasias rungtynes su Branu? Nu, repeticija, skaitau, rezultatas, nuotaikos yra geros. Žaidimas, kaip norėjusiu, taip nebuvo. Antras kėlinys gal. Pirmam tai lygų žaidimas, tiek mes turėjom tokių progų, kur reikia įmušt, tiek ir Šiauliai turėjo progų. Toks apylygis, antra mes biskį perstatėm žaidėjus. Pasiėmėm vidurį ir tas rezultatas gal dėsningas, buvom biskį geresni. Tikriausiai Šiaulius lenkėt tom, kad turit ilgesnį atsarginių suolelį? Nu, atsarginių mes turim, bet da nereiškia, kad čia tas suolelių ilgis nuo to priklauso. Atsarginiai nuo meistriškumo. Mes šiandien pakeitėm, aš ieškojau variantų, tokių ruošiausi ir Brano, ir reikalingi buvo taškai. Gal pirmam biskį ir ne taip paskaičiau, ne taip sužaidė, kaip norėjau, bet antras kėlinys man taip normaliai patiko. Kas atsitiko komandai antrame kėlinyje, kad po pirmo gan sėkmingo kėlinio palūžot? Man atrodo tai, kad tikrai Sūduva turi gerus legionierius, kurie įėjo į žaidimą puolimo grandyje ir tikrai sudarė mums didelių problemų. Aišku, tas pirmas įvartis toks iš standartinės padėties žaidėjas stovintis įmuša įvartį. Klaida tiek vartininko, tiek gynėjų. Kurio žaidėjo šiandien labiausiai trūko iš traumuotų? Abiejų trūko. Abiejų žaidėjų, tiek Butavičiaus, tiek Lukoševičiaus.